Tai ką, dzień dobry, mano mėly draugai. Už mano nugaros monumentas Antro pasaulinio karo metu pastatytas Gdanske. Tai vakar besidėdamas ir galvoju, ką čia gero nuveikti ilgai savaitgalį. Sakau, reikia nuvažiuoti kokią kelionę. Susirašiau visą Kintauną, savo mantą ir pasižiūrėjau, kad pas mane Moce jau yra prisukta daugiau nei 5000 km, o pagal garantinį reikia daryti servisą. Tai dėja negalima buvo važiuoti su motociklu, nes garantija. Dabar galvoju, pasidėliosiu maršrutą, nes šiaip be jokio plano, be nieko. Tiesiog pasiėmiau dviratį ir galvoju, reikia atvažiuoti, o tada jau matysiu. Tai bevažiuojant sugalvoju, kad reikia palei jūrą pravažiuoti. Aš manau, kad galima bus pravažiuoti su dviračiu apie 70 km. Ten Auksinės kopos berods vadinasi. Kiek atsimenu, tai pasidėliosiu maršrutą ir galbūt pavyks visą dieną mint. Dabar važiuosiu iki pačio miesto centro, ten kažką ten dar pasivažinėsiu, pasižiūrėsiu, ką ten įdomaus ir ruošiuos turbūt jau rytoj visą dieną minti sakau, palei jūrą. Nu va, jau iki jūros, iš galo lieka uostas, iš priekio irgi uostas truput. Kad va čia negalima maudytis. Kas įdomiausia, dabar prisimenu, kad realiai pirmą kartą aš prie jūros šiais metais nuvažiavau. Berods net ir praeitais metais nebuvau prie jūros. Anksčiau atsimenu, kai tik vasarą, tai po kiek ten, 5 kartus, po 6 kartus nueini, ten pasimaudai prie upės arba į kokį karjerą ten nuvažiuoji. Dabar tai, daug dievė, nuvažiuoju prie jūros vieną kartą metuose. Baisu, kai vyresnis tampi, tai kažkaip nepagalvoju, kad nenusimaudai. Ten per vasarą gal 5 kartus nusimaudai ir viskas. Tai šiaip keista. Kitokie prioritetai, kai suaugi. Vaikystė buvo daug, viskas lengviau, paprasčiau. Pasigūglinau, kiek važiuoti realiai iki tų kopų. Tai ką bent jau navigacija rodo apie 100 km į vieną pusę. Tai blemba, nežinau, turbūt reikės kažkur tai arčiau prisiparkuoti ir bandyti mint kokius, kad bent jau 50 km. Dar pasižiūrėsiu maršrutus dviračių, nes jeigu ten reikėtų keliais važiuoti ir per smėlius visokius, tai būtų ne kažką, nes su plentuku nelabai paminsi per smėlynus. Nors ir šiaip užsikniščiau, nes blemba nemynės, plus pas mane problemų su keliais yra, tai pradeda skaudėti po gal kokį 10-15 km. Tai kad nebūtų taip, kad reikės grįžti autobusą arba traukiniu kokį atgal iki Gdansko su dviračiu šalia. Na ką, nusimaudžiau, dabar važiuoju iki mašinos atgal. Tai lipau iš tikrųjų vandenį, bliamba, belė kaip šalta. Bet kaip faina buvo atsigaivinti. Realiai pirmą kartą šiais metais pavyko nusimaudyti jūroj. Tai ir toks žvejūkas buvo, biški šaltas. Bet labai gera buvo. Taip, kažkoks laimingas net jaučiuosi išsimaudęs. Bet ir žmonių iš čia prie jūros tai nemažai buvo. Tai kaip buvo ir yra. Tai dabar ką, lėksiu, zvimbia, lėksiu iki mašinos ir jau ruošiuosi eiti miegoti. Tai fainai iš tikrųjų. Visą dieną teko važiuoti, tai biški pavargau. O dabar, kai va įsimaudžiau, tai atrodo dar tiek pat galima būtų važiuoti. Dar pasidėjau ant pliažo, pakimarinau gal kokį, nežinau, čia valandą, pavalijau, kažkaip faina. Ir vienam pasivažinėti, pailsėti, atostogauti. Tai dabar grįžęs, eisiu iš karto miegoti. Ir ką su jumis jau pasimatysim ryte. Planas yra toks, kad atsikelt kokią 6 ryto, jeigu pavyks. Ir iš karto čia tyrinėsiu, kur čia ką važiuoti. Žiūrėsiu dar. O kas prastai, kad internetas čia labai prastai veikia. Nes manau čia nėra ten tų antenų visokių, kad gaudytų ryšį. Nu ką, aš jau grįžau prie mašinos. Tai ką, pasimatysime rytoj. Tai labanakt. Tai ką, labas rytas, saulės spindulėliai. Aš jau pagaliau įsiropščiau iš mašinos. Tai dabar tikslas nuvažiuoti apie 30 km į vieną pusę
nes iki Helos miestelio tas galas skaitosi, ant Helos švyturys yra. Tai mano outfitukas su tapkiam. Tam galvojau, nevažiuosiu su kėdais, nes bus karšta, po to vis tiek galvoju, eisiu dar maudytis. Tai labai bus jau karšta, po to dėtis su to smėliu, su tapkiam varysiu. Pas mus biški apsiniaukia. Vau, net nežiūriu į kelią, parašy. Tai pas mus apsiniaukia. Kažkaip keisti, nes rodė, kad turi būti plus 30, o dabar daug dievė plus 20. Internetu čia visai net negaudo. Bet gerai, pailsėsim. Tai dabar nusimato ilgas minimas. Tai tikslas dabar pravažiuoti 30 į vieną pusę, 30 į kitą ir tada atgal parminsiu ir tada iki kopų nuvažiuoti. Bet jau tada su mašina davarysiu iki ten, o tada įsitrauksiu dviratį ten dar irgi gaunasi berods 10 ar 12 kilų reikės paminti. Tai nieko, susitvarkysim. Savo cefui nupirkau sėdynę, paaukštintą ir jinai daug minkštesnė yra. Skova, kai Lenkus važiuosiu, bus pats tas važiuoti. Aha. Dabar nei sėdynės nieko ir dabar pasimiau dviratį, kur sėdynė. Nežinau, kaip ant kelmo kokio sėdėti. Tai subinė bus kvadratinė realiai. Užsakau parodyti laivų. Oho, kiek čia jų daug. Čia ir katerių, jachtų, visokių ir žvejybinių. Realiai tikslas tą pusę važiuoti. 20 ar 30 km. Prie pat Range Roverį prasiduoda, jeigu suėdo kokią mašiną, gali iš karto nusipirkti. Neblogai čia įsikūrė prie pat jūros. Nu va, beveik kaip Palangos tiltas. Netikėtinai bus lietaus šiandien, blemba. O, dviračių takas, per šitą reikės važiuoti. Tai jeigu visas kelias toks palei įlanką bus, tai bus labai gerai. Tuoj bus kova. Tarp pūdelio. Užžaidė kas alfa ir pradėjo pult. Ką baigėsi malonumas, palei jūrą nevažiuosim. Baigėsi kelias, tai dabar važiuosim palei kelią. Normalų. Bet arba per pušyną tokį gražų fainą važiuoti. Enduro prasidėjo. Su tokiom padangom kaip pas mane, pats tas važiuoti per tokį tik kelią. Čia prašom. Blemba, aplinkiau. Dabar reikės tempą palaikyti, kad nepasivytų. O girdisi traukinys. Man po kairę, ten dar bėgiai eina, dar veikiantis traukinys. Gal pavyks nufilmuoti. Tai turbūt pagrindės čia keleivius vežioja. Blemba. Blemba, kad su tokiais ratais galim ir ant konkoraižio paslyst. Salutė dar išlindo. Čia reikės jau mestis maikę. Tai kuprinė, nes su nugara beveik visą šlapę. Nusirengiau, tai dabar pats tas. Ne taip prakaituos nugarą, neprasmirsiu visas. Realiai turbūt ir čia važiuoja jis. Ai, nemažai tikėtinai. Kažkada tai važiavo. Tačiau mažiukas koks. Ten tai mačiau, kad važiuoja didelis traukinys, nes ten didesni kažkaip bėgiai būna. Čia tokie mažiukai. Čia vien nusibodo važiuoti. Gerai, kad nevažiavau iš pat
pradžios, kai prasideda muziejum. Hell, va, viskas čia jau hella. Įdomu tai, kad kai vakar važiavau, buvo 9 ar tai jau 10 vakaro. Čia prašom. Tai buvo labai jau vėlų, bet kamščiai. Tai nei kartą nesu matęs tokio kamščio. Tai žmonės stovėjo apie 30 km kamštyje. Nes aš 30 km važiavau, bet nei šitas, nei auto įvykio kažkokį tai nieko. Va, kokie bėgiai. O jų, papa. Avanir stotys. Tai tiesiog, nei auto įvykio nieko, bet ir kamščiai po 30 km. Tai gyvenime nesu matęs tokio kamščio. Vilniuje net nėra tokių kamščių. O čia tas viena juosta. Ir viskas. Visi išvažiuoja. Reikia praleisti. Hell. Vita. Hell, kaip pragaras koks. Po to žemėlapį gal jau parodysiu, kurį vietą aš čia randuosi, nes telefoną mėginau pasižiūrėti, kiek liko važiuoti. Nieko absoliučiai neužkrauna. Kaip tai ledų nekrauna Lietuvoje, taip ir Lenkijoje nekrauna. Galerija kažkoks. Oho. Geras. O kiek čia darbo reikia? Su pjūklu, su kirvukais viską padaryti. Gerai, galima važiuoti toliau. Pažiūrėkit, kai šuniukas važiuoja. Ką pasiektas tikslas vienas šios dienos. Tai galima bus dabar apvaikščioti čia visur. Kokio valandėlį užtruksiu, manau, pavalgysiu. Ir galima bus minti atgal. Jisai gražiai čia susitvarkė. Čia labiau, kiek aš suprantu, yra karinis toks miestelis. Dziękuję. Daug žmonių, labai daug. Čia ne veltui, iš kur čia tiek kamščių vakar buvo, nes labai daug. Va, ir iš tos pusės ten tiesiai jau viskas. Pabaiga ir jūra jau atvira gaunasi. Ten, kaip ir sakiau, Gdainė ir Gdanskas. Papylė jiems čia maisto žuvėdrom. Tai čia išprotėjusios, daužusi, mušusi. Vidurių kokių žuvų turbūt patenkintos. Kici. Chodź tutaj. Kici. Chodź tutaj. Lenkiškai, suprantu. Bet plonas vargšas. Šiaip labai gražus miestelis tas. Helas, sutvarkytas. Daug ir restoranų, visko. Manau, reikės kokias žuvelės suvalgyti. Visgi prie jūros. Va, čia kokie Stanovisko Ogniove. Kam jau nusibodo Palanga, Šventoji, tai nepatingėkit, čia atvažiuokit. Dvigubai daugiau laiko užima atvažiuoti, bet vis tiek to verta. Daug daugiau veiksmų, daugiau galima su dviračiu pasivažinėti, labiau viskas sutvarkyta, nes aš jau ir senai gal, nežinau, kelis metus, kokius kelis, gal 5-6 metus nevažiuoju iki Palangų visokių, iki Šventosios. Čia labiau kažkaip apsimoka, man labiau patinka Lenkijos pajūris. Blemba, kai aparatas. Čia su visa virtuvė, su viskuo. O visa schema parašyta. O visa schema nurodyta, kur čia kas stovėjo. Iš viso 4 atrankos buvo. Tai kaip ir minėjau, pagrindinė čia visas miestelis karinis yra. Antro pasaulinio karo metu čia atsišaudė iš visų pusių. Realiai ieškau, kur čia pavalgyti. Jau 4 vietose buvau sustojęs žuvies vietinis paragaut. Tai visur grinais tik kiemo. Kortelė negalima. O aš tik kortelę turiu.
Ne kažką, reikės dabar kažkokį restoraną turbūt, ne restoranė tai turėtų paimti kortelę. O čia visi nelegaliai, turbūt, kad... Velniop ta žuvis, va. Spurgų pavalgysiu. Nu va, pavalgiau va šitoj užeigėliai. Vadinasi smažalinė ryb fala. Tai tikrai rekomenduoju apsilankyti, kas nebuvot. Pavalgiau ant 30 eurų, tai žuvį pasimiau. Vadinasi žuvis turba ar turbo, kažkas tai tokio. Tai tikrai skani buvo, nepigi. Tai ačiū labai padavėjai būnai, tai viską paaiškino, išrinko žuvį, tai tikrai rekomenduoju. Tai ką, o aš dabar minsiu atgal, liko 28 km, čia bent va internetas yra. Tai dabar nieko nefilmuosiu, tiesiog parminsiu ir iš karto varysiu iki mašinos ir varysiu iš karto iki kopų. Iki kopų važiuoti, nes dabar rodo, kad kamščiai, tai kiek ten, 3 valandas ar 4 valandas, 80 km važiuoti. Tai matysim, kaip seksis. Normaliu čia greičiu parvarė, blemba. Nu, žinokit, parminiau, blemba. Buvo ką veikti, pastoviai tempą stengiausi didesnį laikyti. Žmonių belė kiek. Tiesiog, ypač dviratininkų. Bet dviratininkų, nu nežinau, 500 suskaičiavau. Nu, neskaičiavau, bet, nu, žiauriai daug. Nu, dabar cukrus prisivalgysiu. Nueisiu dar iki Bendronkos ir reikės mint. Dabar rodo virš 2 valandų važiuoti 60-70 km. Žinoma, važiuosiu su dviračiu skau. Su mašina da važiuosiu. Bama, bet buvo ką veikti važiuoti. Plus dar vėjas iš įlankos pusės belia kaip pūtė. Tiesiai veido, tai biški buvo pompos. Dabar gerai cukrus atsistatysiu. Va šitie kaip pončikai belia kokią skanumą. Cukraus, tai čia kosmosas. Vaso gerai sumotus, brink, pravažiavai. Blemą jo, sumotus nereikia realiai stovėti, su mašina dėja. Realiai kamštis jau apie valandą nusibodo stovėti. Pavažiuojam 5 metrus ir stovim toliau. Šį vieną pusę ir realiai kitą pusę. Bele kas. Kaip aš jam pavydžiu, jai. Tai va, atvariau iki miesto Leba. Čia tos netoli yra kopos, 5 km liko. Kaip dabar suprantu, čia vyksta baikerių naktis kažkokios tai. Nes labai daug motociklų visokių, tai gal pavyks kažką tai pafilmuoti. Bet šiaip, ką mačiau, tai visai tokių įdomių, nesu matęs tokių. Tai realiai iš to miestelio Hell išvažinėjau 30 km 4 valandas. Belė kas. Nei kažkokio auto įvykių, nieko, tiesiog kamštis ir viskas. Tai blemba buvo reikalų. Dabar čia va pavaikščiosiu, pafilmuosiu, eisiu kažką pavalgyti ir turbūt varysiu dar pasimaudyti ir miegoti. Labas rytas, saulės spindulėliai. Žiūrėkit, kai šarnas didumo. Geras. Bet jaunas dar. Va čia ežeris iš vienos pusės, o iš tos pusės yra jūra. Ai va, apžvalgos bokštas reikia nueiti.
Nu va, kai ežeriukas nemažas, bet kai gražus. Kai jūra atrodo. Jeigu ne kraštai. O va, iš tos pusės jūra. Gražu. Labai gražiai atrodo vėjo malūnai. Tai tik kai įvažiavau jau į parką tam. Tai ką turėkit omeny, kad čia su šuniukais negalima, su paspirtukais, tik su dviračiais. Turbūt, kad su paspirtukais elektriniais negalima, aš tik manau. Čia ką dar mašinytės tokios važinėja, kur vežioja žmonės. Ir tiesiog susimoki ir tave nuveža. Bendrai įėjimo, kiek ten rašė, pusantros valandos. Tai ne tiek jau daug. Na va, ir finišas. Ne taip jau ir tolikai su dviračiu. Ko negalima daryti. Va, ir su šuniukais ir eit negalima ir maudytis. Va, Vidma Laska. Va, kai gražu. Miškai. Štišnės kopas čia laipėt negalima. Ženklai visur. Ir va, kai didumo, bet gražu. Tiesos akimirka, ar jau viskas, ar ne. Eina savo. Mazafaka. Dar reikia eiti. Va, kiek. Dar. Ten dar net negalima praeiti. Jūra, toj pusiai. Čia ežeras. Aš galvoju, čia galim bus praeiti. Deja. Nu visai verta. Matosi ežeras. Va, kopos, net kraštas nesimato. Ir jūra. Gerai, kad čia nereikėjo nuo kalniukų didelio leistis. Aš manau, varysiu įsimaudyt. Turbūt, kad galima. Ai, ne. O gal ir ne. Bet bangos tai nemažos. Įsimaudysiu, pakimarinsiu. Ir reikės mint atgal. Jo, bangelės tai geros. Net žuvėdros nesimaudo. Tai ką, aфиgenai pasimaudžiau. Žiauriai šiltas vanduo. Labai gera buvo. Bet galvojau, čia bus paskutinis video. O gal net ir neišeis, nes kai pradėjau vienu momentu traukti mane į jūrą, tai biškį išsigandau. Tai galvoju, giliau nelįsiu. Tai jau dabar dar pasivaliosiu, pasideginsiu, pasimaudysiu, pavalgysiu ir varysiu namo. Tai nebefilmuosiu nieko, nėra ką čia filmuoti, jeigu tik kažkas tai įdomaus, tai gal koks šernas užpuls, tai gal nufilmuosiu. Tai iš manęs būtų tiek, ačiū tada, kad žiūrėjot. Jeigu iki galo pasižiūrėjot, tai paspauskit laiką, parašykit komentarą. Kas patiko, kas nepatiko. Ir ką, iki kito karto, jau tikiuosi kitą kartą jau su CF savo važiuosiu, su Kintaunu. Iki.